Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien po labai nesėkmingos dienos, kai abudu griuvom, šalmas sulūžo, bet gerai galva liko sveika. Labas rytas, rugpjūčio 16, šeštadienis. Lendam iš palapinės. Labas rytas, jau kava išvirus. Kažkaip tai anksti šiandien. Nu, dar valgyt biskį anksti. Bet kažkaip vėsu. Dar tokia stovi, reikia įsiimti striukę, apsirengt šaltą. Nu, kaip kava ryto? Ryto kava gerai, sušildo rankas, žiūriu, kad labai daug krovininių mašinų į Sarajevą važiuoja, bus sunku važiuoti. Mašinos eina ir be sustojimo. Nu ką, važiuojam? Važiuojam. Rugpjūčio 16 rytas išvažiuojam iš savo stovyklos. Jo. Visai nebloga, tik tai, kad mašinos labai užė, bet Labai. kas čia, 10 metrų nuo plento. Jo. Bet šiaip nieko visai, kad tik nepradurtum padangų. Bet tai nedidelis kilimas. Nu dabar kaip visada, kaip jau įprasta, rytą pasistumsim. Tai sakai, dabar stumiamės? Ką? Stumiamės. Gal ir pavažiuosim, aš nežinau, bandyt galima, kol da jėgų turim. Nu, galim, čia nedidelis kilimas. Nelabai statu. Nu, bandom. Bandom. 917 metrų aukštis. Tai gana aukštai mes čia. Gana aukštai. Bet atrodo, kad dabar nebus kilimo jau. Nu, gal Kalnų viršūnės jau visai. Kol kas matosi kalnų viršūnės, jeigu neįvažiuosim į kokį naują kalną. Tai važiuosim, žinoma. Taip nebus. Nu, dabar tai kalnų čia viršūnė, lyguma. Biskį yra pakilimo, biskį nusileidimo. Per viršūnė, bet mes kylam po biskį. Bet kylam, jaučiasi, bet... 935. Bet kažkaip da važiuojasi nesunkiai. Nu taip, jaučiasi, kad įkalniai. Nu jau minti sunkiau antrų bėgių, bet da minasi. Reiškia, da ne į viršūnę užvažiavę. Jeigu neprasidės nuokalnį, reikės nusirengt. Aš kol kas nesirengiu. Tu nesirengsi? Ne, nežinau, koks leidimasis bus kas. Tai jaunas ėriukas dar kepa, o mums pusryčių anksti, tai važiuojam tolyn. Pakvipo tik tai. 1009 metrai. Šiek tiek nuokalnis, ar reikės blaškosi po kelią. Bažnytėlė. Aš leidžiuosi po biskį. Šiaip nieko vaizdas. Bulvatisa teritoriją paliekam. Važiuojam į Ušvar kedrų. Čia panašu, kad kedrų mišką. Vėl šiokia tokia nuokalnė. Nusileidom. Šiek tiek įsileidom. Slėnis, kalnų viršūnės, bet važiuot gerai, nes po truputį dabar leidžiamės. O jau buvo 1009 metrai, o dabar 871. Keistai pasiū. Namas sugriuvo, šalia statau kitą, o tas griuvę nors to. Nežinau, ar čia tų pačių šeimininkų ar ne, bet ne vienoje vietoje taip yra. Naujas namas šalia sugriuvęs ir stovi abu. Bet sakau, va šitas kalno viršūnės čia turbūt plynaukštės skaitosi gyvenamos. Nėra, kad būtų iš visai tuščia. Bet mes jau pasileidom čia. Jau mes biskį pasileidom jau. 847 metrai, buvo 1009. Nu, pirmą kartą ir aš čia matau gandro lizdą, bet kad tuščias. Tuščias. Kokia gyvenvietė ir viskas. Į užpakalį įkask. Pusėj su restoranu. Bet mums nereikia kol kas.
Kažkoks miestas Sokolads kažkoks. Da turbūt nestosim valgyti. Nu kur jau tu čia taip dabar anksti valgyti? Kiek čia mes įstumėm į viršūnę. Nu ir kas, slėnis, va tenai. Iš to slėnio mes atsistūmėm. Mūsų žirgeliai priklupo biskį, pavargo. Manau, raiteliai pavargo labiau negu žirgeliai. Tai ką, bandysim toliau jot. Reikia į benzino kolonėlę, manau, kad man trūksta biškį oro užpakalinį padangą. Bet čia tie naujoviški oro tos pompos, su kuriuom nepripūsi tiksliai. Atsigersim biskį vandenuko. Pasigeberiojam aukštis 1, 2, 2, 4 metrų. 6 kilometrus. Gal dabar bus biskį nusileidimo šiek tiek. 6 kilometrus nusileidi per 15 minučių. Tai 6 kilometrus, tai čia tik šmaukšt ir nėra, jeigu geras kelias. O kyli, nu kiek čia mes valandų kilom, aš tai nežinau. Porą valandų kyli. 2, ne, daugiau viski. Kad tik tai daugiau nekeltum. Kaip čia vaizdas, nieko labai ypatingo. Čapčevo polija. Vadinasi kaimelis. Nesileidžiam, kylam, net gerai, kad jau važiuodami. 1, 2, 5, 2 dabar aukštis. Kraštovaizdis, nieko ypatingo, kalnų viršūnės. Nu, privažiuojam rojų. Romanijski Rai restoran. Nežinau, ar stosim tam rojui, ar ne. Dabar 1:30, valgyti dar nelabai norim. Jagnetin, ėriukas. Nevalgysim ėriuko. Prisileidom vandens ir einam paragauti ėriuko, jeigu čia bus pagal mūsų kišenę. Ilgai labai aiškinomės, bet paėmėm kaip tas čorba, palauk, kaip tas lietuviškai. Troškinys. Troškinys, tai paėmėm. Tai čorba tas skanus troškinys. Ėriuko to troškinio 2 porcijas. 1 porcija ėriuko mėsos, nes ten 300 gramų, tai aš manau, kad 2 porcijas po 300 gramų, tai šiandien mums suvalgyti. Nu, jeigu atneš bus mažai pasimsim. Jeigu bus mažai pasimsim dar. Ir 2 porcijos salotų. Gerai, lauksim, kad atneštų. Mergaitė visai gerai šneka angliškai, bet mes ne viską suprantam. O, šokolatą iš karto. Man neatneši vandens, matai? Ačiū, kaip man. Paragausiu, ar šalta. Nu, pažiūrėsim kainas. Tai ta čorba, bet 6 kainuoja, tai 3 eurai. Ėriuko antras patiekalas kainuoja kilogramas 63 markės, tai 31,5 eurų. Kilogramas. Tai 300 gramų, tai 9. Centais tai netaip čia brangu. Salotus 4 markės, tai 2 eurai. Tai žinau, kaip tas ėriukas bus valgomas ar nelabai. O, čia visai nieko, tai salotų. Tai gal nedidelė porcija. Kopūstai. Kokie? Usūdyti, biski gal net per daug. Tokio šviežumo trūksta labai usūdyti. Bet... Tas ruba čorba, palauk. Čorba? Nu, bet kaip lietuviškai. Troškinys. Troškinys. Iki urvų nuvažiuosim. Šiandien ne. Ką, gali žinot, kaip seksis toliau. Žinok, nuo tos vietos, kur mes buvom apsistoję, visai netiek daug. Bet gal duonos nereikia? Jau atneši sriubą. Tai reikia paprašyti, jeigu reikia. Prašysi duonos. Reiktų biskė, ne? Nedidelės porcijos. Kaip duona. Bred angliškai. Krech jų kažkaip duona, man atrodo. Nežinau, žinau. Skanu, žinok, man. Man tai irgi skanu. Štai, kad valgyti norim, kol ateisti ir suvalgysim. Aš tai suvalgysiu ją, bet duonos man visai čia tinka. Matai. Sorry, bread. Bread, can you bread? Thank you. Imkim. O, yra klausy. Maža porcija. Pažiūrė. Nu tai pažiūrėsim, tada pasiimsim dar vieną, sakysim. No, aš tai daimčiau vieną, bet kaip nori. Palauk, pažiūrėkim. Čia nežinau, mėsos yra.
Pasidalinsim, jei bus mažai depusių, sakykim. Čia tai batonas. Pasiimsim. Visiškas. Tai jeigu manai, tai jau sakom iš Nu karto. nežinau, aš nežinau, kaip tau atrodo. Netrodo daug. Bet tai matai, visur būdavo porcijos didžiulės, o čia nelabai. Nu tai, Imk tą porciją, pažiūrėsi. Jeigu tau atrodys, kad nedaug ir paragauk, ar jinai valgoma. Man kažkaip nelabai patraukliai neatrodo. Sausa atrodo baisiai. sausoka. Sausa, aš matau, kad sausa. Nu tai vis tiek dalinamės. Sausa. Kieta. At įdomu paragauti tada. Gal čia, žinai, seniai iškeptas ir visai. Netokio tikėjausi. Nu, tai ne. Nu, čia nelabai krantuosi net. Aš manau, ne šviežiai iškepta. Kopūstai tai viskas gerai. Aš susipilti. Salotos nieko. Gali aliejų susipilti. Dar nesusipilė. Aš ir net ant tos mėsos užpilčiau. Gerai, kad neėmėm būtum, aš tai nebūčiau suvalgęs porciją tokia. Man čia viskas grūti per sūrų. Ir salotos per sūrų, ir mėsa šitą per sūrį. Jau daugiau ėriuko nenorėsiu. O sakai, paragavai? Ne, neskanus visiškai, nevalgoma mėsa. Kieta. Įsipilst dar, kad būtų riebesnė biški. Aš manau, mes pataikėm ant tokį, kurį yra iškepta anksčiau. O jeigu iškepa ir šiltą duoda, jie visai kitokia. Duonos imsi? Duonos imsi? Susivyniosiu tą duoną. Susivynios. 41.5 mark or 42 euros. And not just cash. Matai, tokia. Nu, šūdas likau nepatenkintas restoranu. Ne restoranu, o ėriuko mėsa. Maistas nevykęs. Ta čorba nieko, skani būt, o daugiau niekas neskanu. Salotos persūdytos, tas ėriukas sausas persūdytas. O, koksai gražus slėnis. Koks gražus šis slėnis. Gaila, kad nenusifilmavo. Leidžiamės tai pasidaryti slėnį gražu, kai matosi. Pro krūmus, bet nelabai čia matyti. Kapinaitės ant posūkio. Mašinų daugokai. Painiojasi po kojom. Kilom stačiai ir leidžiamės. Dabar čia va galima pasigėrėti slėniu. Nėra krūmų. Kelias biški toks duobėtas. Reikia pasisaugoti. Po ilgo laiko, kiek pirmas 2 dienas lyjo ir daugiau nelyjo, tai va dabar šiandien jau kelinta čia kelionės diena mūsų 4 buvo ir 16, 20 diena kelionės. O Griaudžioje mes čia stotelį, kažkaip pavyko mums stotelį sustoti. Ai, tai buvo kažkokie mieste buvo užpuolę, irgi stotelį stovėjo. Ką? Kažkokia mieste. Jo, didelė mieste buvo užpuolęs lietus, irgi dar buvo vieną kartą. Dabar va dar palijo, biskį apstojo, bet dar čia ne viskas. Dangus apsiniaukęs. Važiuojam per lietų, bet dabar biskį toks apstojo, netoks stiprus, iki Sarajevo visai netoli. 18 kilometrų. Nežinia tik tai koks kelias, jeigu bus įkalnė, tai bus ilgas. O jeigu bent jau lyguma, tai būtų labai čia šaunu, tai čia baika. Aš pasuku labiau į vidurį kelio, kad kai yra iš priekio mašinų, kad mūsų nelenktų, nes gali net užkabyti. Lietutis biskį apstojo,
visiškai gražu. O, ir griaustinis, o, tunelis. Pamatai, reikia iš visas dėktis. Taip, gali nesustot priekį, neužsidėksi ir viskas. Užsidėk. Čia įvyko nemaloniausias įvykis visoje mūsų kelionėje. Mašinų begalė, lyja, asfaltas slidus. Kamera nebuvo įjungta, kai aš slydau ir griuvau. Laima atsisuko į mane, taip pat slydo ir griuvo. Smarkiai susitrenkė. Visa kolona automobilių sustojo, kol mes atlaisvinom kelią. Siūlė pagalbos, bet jos priimti paprasčiausiai negalėjo. Nebuvo kaip. Einam pėsti. Iki Sarajevo liko nedaug, 5-6 kilometrai. O dabar mes važiuoti negalim. Abu dukterėsim ant slidaus asfalto. Aš griuvau. Laimutė pasižiūrėjo į mane, atsisuko, taip pat griuvo ir smarkiai susimušė. Važiuoti negalim. Galim tik vestis, tada labai gerai galim vestis. Būtų gerai kokį nors pirmą viešbutį ir apsinakvot. Dalyke čia buvo 5 minutės kelio. Į Sarajevą artėjam, aš važiuoju, Laimutė įsivedinėja. Važiuot kol kas negali. Kaip jautiesi? Viskas gerai, tik dabar kur važiuot? Nežinau, pervažiuosim tunelį, žiūrėsim, tai tu važiuok vėl priekį. Gal tunelį sustosim, jeigu lietus? Grandinė čia tau labai numesta viskas. Nu, grandinė tai numesta, ne. Bet gal kaip nors aš dasidėsiu tada. Gal gali biskį pedalą pasuk? Viskas gerai. Gerai. Nu ką, bandysim dar. Gražūs vaizdai. Mes per stumėmės vis. Velnias lyt pradeda labiau. Į Sarajevą įvažiuojam dėl tunelių. Mes viešbutyje. Po labai nesėkmingos dienos pabaigos, kai abudu griuvom, bet aš nieko nesusižeidžiau, biskį delnas mėlynas tik tai. O Laimutė vėl susižeidė ranką. Ta pačią susižeidė veidą. Jo. Va. Ir petį labai. Ir petį, ir gerai, kad šalmas buvo. Jo. Kur tas Va šalmas? Va. Va, šalmas sulūžo, bet gerai, štai galva liko sveika. Tai atsineši klijuoti šitą suklijuoti. Aš izoliaciją čia suvyniosiu ir šiam kartui ištieks reikės naujo šalmo. Tikėkimės, kad jau daugiau kiek mane gali krikštyti tos kelionės. Bet reikia, šįmet taip dar nebuvo, aš 3 kartą griuvau. Nu, tu griuvai. Aš niekada negriuvau. Net nejaučiau, važiavau, tik čiūrks ir įsitiesęs ir... O aš te atsargiai važiavau, te atsargiai leidausi viską. Nu tai ir aš O paskui. aš mane sumėtė, kai aš pasižiūrėjau į tave, išsigandau, mane sumėtė, bet matai, aš biskį sąmonę buvau praradęs. Jo, nelabai čia mums sėkmingai to kelionė einasi. Žinai ką, iš kitos pusės katinėlį, ačiū Dievui, kad niekas nelūžo. Taip. Čia ranka tai sugis, čia dar vieną naktį pratyriosim šičia ir viskas. Džiaugimės, kad galvos sveikos, Nu tai dar reikia grįžti iki mašinos. rankos. Su šitokia jų teismu. Nu, o kai lenda prie pat per 5 cm nuo žmogaus, nuo dviratininko važiuoja, bet kai jau sugriuvom, tai Tai jau tada visi sustojo. sustojo. Tada visi ir Arba- pagalbos jau siūlo Jo, ir viską. arba tada pravažiuoja pyps ir nieks nepaklausia, ko reikia. Vadėjot, kalnėjau kitaip buvo. Mes viešbučių restorane. Tad nešė mums sriubą, aišku, po kelio sriubą, vištienos sultinys, bet suvalgiau aš tai labai skaniai, nes labai sriubos norėjau. Juos norim skystinę. O Laimutė va dabar kavą su pyragaičiu, nu jau tu čia išvis. Nu, aš užsimaniau saugumu. Va,
Aš ir būčiau ledų valgęs, bet kad neturiu ledų. Tai aš tai užsisakiau ant antro ryžių su grybais. Nes nieko padoresnio nebuvo. Nežinau, kas ten bus, bet manau, kad užkasiu. O paskui kambariai pavalgysim, kaip reikia. Šiaip nebrangu čia viskas. Sriuba kiek 5 jų tie. 5 eurų sriuba bus. Tai už abu 2,5 už sriubą. 5 eurai, manau, tas bus ryžiai su grybais, o tas nežinau tau kiek. Pyragiukas ir kava nežinau. Pyragiukas 5 jų pinigai. Ai, tai 2,5. Tai restoranas, rupus miltai. Ir čia tik tai grynais, nu. Mano atnešė ryžių su grybais. Patiekalas neblogas, bet labai sūrus. Tiesiog valgau su tai bandėlė, kur niekaip duona atneša. Ir tai vis tiek baisiai sūrus. Reikia susipilti aliejaus gal. Sumokėjom 15 eurų, vėl tik grynais. Sarajeve apsistojau. Saraj viešbutis, kambarys didelis, nu, tai 4 žvaigždučių, brangus kavelnės. 78 eurai para. Brangus, ale tai, kad Bet kad mums nebuvo ką daryti, jau nebuvo ką daryti. kad nebuvo čia tos avarijos, tai būtum anksčiau atvažiavę ir galėję pasieškoti pigiau. Dabar reikia laimutei ilsėtis kiek įmanoma. Tai šiaip viskas puiku ir televizorius netgi veikia. Toj galėsim nuo 7 iki 11 pusryčiai, tai mes galim ir kokią 10. Jo, tai mes su pusryčiais ir ko gero, taip jau tarėm, kad 2 naktis čia nakvosim. Rytoj reikia apžiūrėti Sarajevą, pavaikščioti, nes pasakyčiau, kad šito kelionį per mažai mes visko matom, tik tai labai sunku kelią. O kažkokių įdomių objektų gamta labai graži. Gamta graži, jo. O kokių objektų? Objektų nelabai, kad kažką. Kad būtų, jo. Tai dabar ant Sarajevo atsigriebti žadam. Tai tiek einu maudytis, einu skalbtis, reikės įskalbti viską ir eisim tada ilsėtis. Taigi kiek šiandien mes nuvažiavom, nepasakiau. 57,06 km, greitis 9,8. Bet tai mes buvom pasislėpę dar nuo lietaus ilgokai stovėjom ir jeigu ne toje avariją mes būtum labai anksti atvažiavę. Išvis, aš jau sakiau rodos, kad nebuvo taip, kad griūčiau kelioniai, o šio kelioniai jau 3 kartą griuvau. Bet griuvau, pirmą kartą užsižioplinau į šitą kamerą ir nuo šaligatvių nuvažiavau. Antrą kartą mane nustūmė tenai. Mašiną į griovį, o dabar tai nepajaučiu. Ant tiek slidus asfaltas buvo kaip ant ledo. Tik žiūriu, kad aš jau čiuožiu ant šiknos ir dviratis viduryje kelio. O aš pasižiūrėjau į tave, išsigandau, susimėčiau, bet aš net nepajutau, kad mane pakėlė. Bet dabar man viskas gerai. Kol kas tada. Labanakt. Riba Sarajeve tarp musulmoniškos ir katalikiškos kultūrų.